pagal jūsų klausimą vyrą reiktų palikti ramybėj. O jeigu žiūrėčiau, pavyzdžiui, aš iš savo pusės, ne iš šitą situaciją, tai aš vyrui pasakyčiau, kad aš jaučiuosi neišklausoma, aš jaučiuosi nemylima, jūs rašot meilės ir supratimo. Manęs nesupranta, manęs nemyli, manęs nemato, reiškia manęs negerbia, ta prasme nemato, tai reiškia, nu, tu esi, bet čia kaip koks tai virtuvinis rankšluostukas. Šiaip reikalingas, bet kad ten labai kreipdėmėsi į tai kaip ir nelabai. Tokiam statuse kažkaip. Ta reikėtų sakyti, kada jūs esate ramioje pozicijoje, kada jūs suprasit, va tai iš tikrųjų, kad taip ir yra, ne? Ir tada jam yra tai pasakom. Ir kad, o ten jau jūs paskui jau pati nuspręsit. Man, jeigu aš negalėčiau pasikalbėti su savo vyru, negalėčiau su juo pastrateguoti ten, pafilosofuoti, pažiūrėti iš įvairių pusių, aš su juo negyvenčiau. Man būtų neįdomu. Pavyzdžiui, pinigai man yra neįdomu. Tai yra dalis, tik tai dalis, bet ne pagrindinė. Ar ten, pavyzdžiui, gyventi tam, kad vaikai yra. Va tai irgi nepagrindinis. Man pagrindinis, ar man yra komfortiška su tuo žmogum. Ir kai man yra nekomfortiška, aš tai sakau. Ir sakau taip, kaip yra. Ir aš visada sakiau, kad jeigu man ten taip ar anaip, aš skirsiu. Ta prasme, aš su jum negyvensiu. Tai tu turi tai žinoti.